Sveiki, su jumis Tipo prie meno. Čia yra Augustė, aš Evelina ir Domas. Šiandieną turime specialų Halloweeno epizodą. Aš toks excited. Aš tai laukiu. Mes taip gerai pašnekėsim. Šiandien mes labai fokusuojamės į baimės, nes spooky, dūky. Jo, šiandien dominuoja baimės šitam podcast'e, bet bandom žiūrėti iš tos pusės, kad labiau ko gali bijoti studentas, ko gali bijoti moksleivis patampantis studentą. Tai tipo tokie dalykai. Tai pradėkime pavyzdžiui nuo tokio, ko labiausiai bijojot prieš stojant į univerą. Prisimenam savo jaunystę, savo... Čia prieš daug metų. Prieš daug metų, jo. Tai ko labiausiai bijojot? Aš dabar atrodo, kad aš grinai prieš daug metų buvo, atrodo, kad viską pamiršau. Nu, bet... Aš manau, kad visi bijojom neįstot. Bent jau aš tai bijojau neįstot. Aš buvau toksai ride or die. Tai ar do you share the baimę? Man nebuvo tos baimės. Aš buvau užtikrinta, kad aš turėsiu tą vietą, bet baimės buvo kitokios pas mane. Kadangi galbūt pasidalysiu taip atvirai, taip pat norėjau ir stoti į VDU politikos fakultetą, nežinau pilno pavadinimo, bet čia Putvinskio gatvėje būtų. Bet mano vis tiek pirmas pasirinkimas buvo menų fakultetas, kūrybinės industrijos. Ir man galbūt toks buvo liūdesėlis šiek tiek, nes aš tokia galvoju, menų fakultetas taip liūdnai atrodo. Su Putvinskiu lyginant. Taip, lyginant su Putvinskiu, kur yra visiškai naujos patalpos. Nežinau, palyginti galbūt menų fakultetą yra šiek tiek juokinga. Nereikia lyginti. Man žinai, kas buvo, aš buvau toksai, irgi buvau toksai, nes vis tiek kur sutarti rašais kitaip, žinai. Ir aš atvariau į menų fakultetą ir aš buvau toksai, čia tiek. Aš toksai, čia mes turim kažkokį, žinai, mažiuką šiauriai. Bet kitiem, kai sakau, aš toksai, jo, mano tai fakultetas Rotušės aikštė realiai. Ir jis tokie, ką? Ir dar galbūt pasakyti tą dalyką, tai vienintelis fakultetas, kur yra senamiestyje. Tai toks iš karto tau visiškai nėra, nežinau, centro vaibo, kur ten, nežinau, netoli Vienybės aikštės, nėra to tokio, kad ten main susitikimų spotas būtų. Ir senamiestis vis tiek turi galbūt kitokį, nežinau, savo aurą, kitokį vaibą. Ir vėliau, bėgant metams, labai pradėjo patikti tas menų fakultetas. Ir nežinau, kad jis toksai visas cute ir mažas ir gal, nežinau, taip jaučiasi, toks jaučiasi jaukumo jausmas. Aš tai bijojau, ne tai, kad neįstot, aš bijojau apskritai visų procesų studijų metu, kaip vyksta ten, pavyzdžiui, atsiskaitimai. Aš net nežinau, kad toks dalykas kaip koliokviumas egzistuoja. Man taip pat šitas naujas žodis. Išmokau turbūt grinai jau antrą pusmetį pirmo kurso sakyti koliokviumas. Rašyti aš vis dar nemoku jo. Grinai, kolis. Tai jo, aš maniau, kad ateisim, tiesiog bus testai ten kažkokie, ten namų darbai. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus tiek grupinių darbų. Nes čia tai buvo, žinai, kai buvo mokykloje, tai buvo toksai, oh my god, yes, darbas grupiai žiūri gerai. Dabar, kai jie tokie bus grupinis darbas, taip vėl. Taip vėl. Nu, bet čia jie turi tokią politiką, kodėl tai reikia daryti, čia tipo skatina dalykus, nes šiaip galiu pasidalinti tarp kitko dar prie temos labai greitai, kad į darbo rinką siunčiami specialistai, ne šiaip iš univero, bet jie nemoka dirbti komandai, va čia yra problema, kad ten ir va todėl dabar farširuoja tiesiog studentus, kad jie kuo daugiau dirbtų grupėse, kad tiesiog jie galėtų lengviau įsiliet, nes tai yra pagrindinė problema dabar, čia tipo toksai tarp kitko. Bet gerai, ko dar šį bijojo prieš stojant? Proceso realiai tik tai, ne? Bet ir tų emocinių tokių baimių buvo, kad namų pasilikimas, nes aš nesu kaunietė. Ir didelė baimė. Čia 30 kilometrų nuo Kauno gyvenau. Bet vis tiek, pirmas pusmetis buvo baisus, nes norėjau pas mamytę. Bet paskui perlipau kažkaip, nebegirdžiu ir tų garsų, nes pirmos naktis irgi buvo baisas, kai vien greitusios policijos ir viskas važinėja. O šiaip iš kur to? Iš Vilkijos.
Nu, tai toks, jo, ramiau turėtų būti palyginus su tokiu, nu, daleiskim, didmiesčiu Lietuvos. Big City Life. O tu Kaunietė irgi? Aš esu Kaunietė, bet galbūt man irgi prisidėsiu prie tokios šiek tiek nostalgijos. Tai galbūt nostalgija man atėjus į universitetą buvo tos mokyklos ir, nežinau, viso friend grupo, kokį turėjau tipo mokykloje. Ir tai, kad dabar mes visiškai esame įsibarstę ir tiesiog tu kaip studentas, nežinau, beaugantis žmogus, kuris vėliau tampa visiškai kitų individų, suvokia, kad tie draugai, jie yra labai retas atvejis, kad pasilieka arba pasilieka tik tai patys geriausi. Tai man buvo labai tokia baimė, kad visi dings. Bet universitetas ir yra tam vieta, kad susirastum kitų žmonių. Aš tai žiauriai bijojau, visų pirma, tai neišlaikyti egzų, čia man buvo toksai, tai bijojau, bet tai labai bijojau, tai kur nemėgina kitiem taip baimę, bet jo, tada labai bijojau neįstot, nes irgi kūrybinės industrijos menų fakultete man buvo numeris 1 pasirinkimas, žinojau jau beveik kiek laiko, kad čia noriu studijuoti. Ir realiai mano visi kiti pasirinkimai, buvo toksai, žinai, toksai, bet nenorėjau, tikrai nuoširdžiai niekur kitur nenorėjau. Ir toksai, man kodėl buvo labai didelė baimė, nes grinai turėjau vieną pasirinkimą. Aš toksai, kur noriu, visur kitur tai buvo toksai, tipo, iš bėdos. Tai labai bijau, labai džiaugiausi, kad įstojau, o šiaip pačiam studijų procese, tai bijojau, kad kursiokai bus žiauriai nefaini. Čia toksai, manau, kad daugelis pirmą kursų, kur ateina, jie bijo, kad su nieko nesusibendraus. Tai vis tiek manau, kad natūraliai išeina tas bendravimas, būna visokių žmonių. Bet jo, aš tipo, nemanau, kad čia dabar yra kažkokia mano labai baimė, kad ten tipo neturi su kuo bendrauti ir taip toliau. Tai čia išsisprendžia. Ir jo, ir gerai, kad palėtėm, nes tikrai iš kitų miestų tai yra žiauriai didelė baimė palikti namus. Bet gali nuraminti, manau, visus, kad not so bad. Nes irgi būna iš Vilniaus atvaro, būna iš Klaipėdos, būna iš viso, iš ten Kazlų Rūdos, kur tipo žiauriai toli ir tikrai drastinis skirtumas ten, kur užaugai kaimukė, kur ten aplinkui karvės vaikšto, žinai, traktoriai važiuoja. Nes tikrai... bet yra ir tokių, žinai, amplua ir tu toksai, yra viena parduotuvė, viena gimnazija mieste ir atvarai į Kauną, kur, tipo, kitaip. Nebėra nei karvių, nei traktorių, žinai. Jo, turėtų būti baisu. Bet galiu iš tikrųjų patikinti, kad iš pradžių atsisėsti ant savo minkštosios pačiam yra biškutį sudėtinga, bet paskui jau įsivažiuoja viskas ir tikrai viskas išeina į gerą. Ar nebijojai gamintis pati viena savo visko? Nes aš taip bijaučiau, man šiaip namų ruoša gąsdintų. Man sakytų, tu dabar viską skalbkis, viską ten, žinai, prisižiūrėk, aš toksai, that's naujienos. Man čia pasidarė iš tikrųjų kaip hobis, nes aš 18 metų savo pati nieko nesidarydavau beveik. Kartais kiaušinį skepdavau. Ir tikrai dažnas, tipo, moksleivis taip. Jo, bet dabar patapo kaip hobis, iš tikrųjų daug naujų receptų prisigalvoju, prisižiūriu, nes nėra kam kas padarytų. Jo. Arba užsisakyti reikia tiesiog. Vienas. Pagalbos skambutis mamai, žinai, taigi. Jo, gerai. Taip, kas dar šiaip yra žiauriai baisu ir šiaip žmogui, kuris nėra rašęs egzaminų ir koliokviumų, šitie dalykai žiauriai baisu yra. Ir nemeluosiu, būna biedni, bet teisingai, visą laiką bijau. Ypatingai menų fakulteto studentai jaučiu labai relatins, nes mūsų specialybiniai dalykai ir jų atsiskaitimai nėra žiauriai konkrečios informacijos. Ne visada, bet labai dažnai, kur toksai nežinai, iš ko rašai. Taip. Tai ar jums yra buvę šiaip taip? Taip, ir man kiekvieną kartą, nors ir jau eina 2 metai, kaip studijuoju, atrodo, kad visada eini su baime, likti tavo pirmas egzaminas, pirmą kartą gyvenime ir tu ten nežinau, ką tau duos, bet visada būna, bent jau man, kažkoks milžiniškas relief, kai pamatai tą lapą ir tu suvoki, čia tik lapas su klausimais ir tu, bent jeigu lankai visada paskaitas arba, pasimokai tą informaciją, tai, tikrai viskas, tipo, yra ok ir tu suvoki, kad jaudinaisi be reikalo, bet net ir nesvarbu, kiek kartų savo kartotum, kad, čia aš vis tiek jaudinusi be reikalo, vis tiek tu jaudinsies. Ja. Ir ypač reiktų
patarimas, kad atsisakykim įpročio mokytis dieną prieš. Neįmanoma. Bet šiaip neįmanoma to įpročio atsisakyti. Niekaip, nes čia nėra įprotis, tiesiog... Aš tikiu, kad mums būtų daug geriau, jeigu... Aš irgi taip įsivaizduoju, bet man atrodo, kad jis skiepytas toks į vos ne. Bet net tai, kad jis skiepytas, tiesiog universiteto programa yra taip sudėliota, kad tu tiesiog taip mokaisi, kad tu darai vieną darbą iki datos, tu darai kitą darbą, toksai, jau atsiskaitau jau iš visko, tu toksai gerai greitai pasimokau, tada vėl darai, čia toksai, man atrodo, yra tokia rotacija. Bet jo, man tai visą laiką čia nėra, kad praeina, nesvarbu kokį dalyką, ar ten A dalykas nuotolinio, ar ten specialybinis universitete su ten prižiūrėtojais, stebėtojais egzaminų, man vis tiek yra baisu, nes egzaminai sudaro daugiausia procentų visą laiką. Tai man jau ir aš toks žiauriai noriu viską gerai žiauriai padaryti, man neinu per tą, žinai, kad svarbu teigiamas politika, tai jo, man tai būna tas toksai. Šiaip aš dar pabrėšiu, nes mes kalbėjome apie kolokviumus ir apie egzaminus ir kokia baimė yra apie juos bendrai, bet šiaip man baimė tikrai pirmam kurse buvo su rašto darbais. Ir tas visas dalykas, ko tavęs tikrai nemoko mokykloje, bent jau mano, nežinau, yra tas absoliutus teisingas citavimas. Ir iš tiesų, nežinau, atrodo, kad tu bijai, kad netyčia net pradėsi plagijuoti kitą asmenį, kitą autorių, nes tu tiesiog esi pirmakursis, kuris dar gyvenime nėra susidūręs, kaip jam cituoti mokslinį darbą ar mokslinį šaltinį. Tai čia bent jau buvo mano baimė tokia. Jo. Man, by the way, realitinė, nes šitą dalyką. Man kas dar yra, kalbant apie egzaminus ir koliokviumus, tai yra, kad dažnai būna baisu, vis tiek mokyklose būdavo tokių momentų, žinai, kai ten gal kokią lapelio užrašai atsakymą, o univere aš paniškai bijau sukčiauti. Paniškai bijau. Man baisu yra, kad net pagalvos, kad aš sukčiauju. Žinai, kur toksai rašai egzaminą ir ateina kai žinutė į ragelį, ar kažkas suvibruoja. Nutirpsta visas kūnas, nes toks, atrodo, ateis dabar dėstytoja ir bus tokia, tu dabar man, žinai, atsistok ir tipo, nežinau, ką daryčiau nuoširdžiai. Tai jūs neturite tos baimės. Numirčiau iš gėdos pirmas dalykas, nes atrodo, kad į tave būtų tau absoliutus 100% dėmesys, kad tu esi cheateris, kad tu esi akademinio nusikaltimo žmogus. Jo, net nebūtinai tai turi būti grinai, kad tu cheatinai. Tiesiog tas faktas, kad pagalvojo. Žiauriai bijočiau. Ir nes tikrai mokyklose kažkaip man tai buvo... Aš nesakau, kad aš mokykloje labai cheateris buvau. Beje, kameristas, tarp kito dabar rodo kepurės nuotrauką, tai nekep. Va. Jo, tai... Jo, nežinau, nes man tai mokyklose vis tiek atrodo, kad... Aš nesakau, kad aš žiauriai sukčiaudavau, bet man yra vieną kartą pagavę per vokiečių... kontrolinį, atsimenu dar šitą žodį, jau studentai nebeatsimenu. Per vokiečių kontrolinį buvo, kad mes rašėm žodžių ir aš į penalą buvau įsidėjęs tipo lapuką su užrašais. Aš jo nepanaudojau ir tikrai, man atrodo, gavau 9, bet nei kartą nepažiūrėjau nieko, bet mokytojai pamatė. Praeinant pro šalį, o aš jau net pamiršau jau, aš ten rašau, kol atsimeni, kas būna ir per egzus, kol atsimeni rašai greitai, po to gal išmąstysi kažką. Ir jinai pamatė, ir man tokia gėda buvo, aš negalėčiau. Bet jo, ta baimė, man tai žiauriai yra, man kur net bijai, kažkaip netaip atsisėdėti. Taip. Jo. Dar mes nei kartą papuolėm ant... Taip, tai mes dar niekad nepapuolėm ant to, kad netėjo tikrint ir žiūrėti, man atrodo. Nes kitiem būna, kad ateina. Jo, man atrodo, čia būna kaip tipo į skirtingas auditorijas, nes netelpa, tada kažkas, tipo, man atrodo, stebi, būna taip. Jo. Bet jeigu neklystu, arba aš jau įsivaizduoju tokį dalyką, mūsų kažkada buvo pasiklausę, ar mes norime, kad ateitų tikrintojai. Ir aš nežinau, ar čia buvo tiesiog dėstytojo kažkoks geranoriškas ženklas, tiesiog... Nečytinkite, vienu žodžiu, ir sako, ir tada nekviesiu aš tų tikrintojų, bet man atrodo, kad buvo taip.
Gali būt. Jo, okei. Tai čia visi sutinkam, kad egzaminai yra turbūt baisiausias dalykas univere, kuris neišnyksta. Vienaip ar kitaip, tu ateis rašyti bakalaurą, ten bus turbūt pakankamai baisu, irgi šiaip baisu pagalvoti apie tą ateitį. Dar mane praktika gąsdina. Jo, praktika gąsdina. Kol prisirašiau iš tikrųjų parašyti kam nors į kokią nors organizaciją kažkur. Baisu, šiaip tikrai baisu eiti į kažkur nepažįsti jo. Ir galbūt čia nežinau toksai ir aspektas ateities studentams, kad ieškokite praktikos čia ir dabar. Kaip tik pasako, kad atsiranda toks dalykas kaip praktika, nedarykite, nežinau, ultimate studento klaidos ir neieškokite pačią paskutinę sekundę, nes tikrai nebus, kad tenais jūsų lauks įskestom rankom ir sakys ten ateikite čia, tipo visi, nes čia yra skaudi tokia reality, taip. Tai žodžiu, tai pasiplanuokite savo laiką, stenkitės dėl praktikos, nes iš tiesų tai yra labai geras dalykas. Aš noriu pereiti apie tokio kito dalyko, apie tokių kitokių baimių, nes tikrai galima šiaip diskutuoti, kad žiauriai baisu yra praktika, taip pat yra žiauriai baisu, ypatingai menų fakulteto studentams, yra žiauriai baisu galvoti apie ateitį, apie darbo rinką, apie tokius dalykus, yra tikrai baisu. Šiandien dėmes nieko negalim paguosti, mes irgi bijom, tai... Naktimis nemiegame. This is Halloween, žinai. Jo, o dabar kalbant apie tokias kitokias baimės, biškai keičiant temą, tai šiaip ar turit tokią, galime sakyti, scenos baimę, arba turi tokią baimę bendrauti su žmonėms, su ypatingai nepažįstamai žmonėm, ar susidurėt su tokiais dalykais? Galbūt, kad kažkokios konkrečios scenos baimės neturiu, bent jau pati nepastebėjau, nors man daug kas sako, bent jau iš mano balso, kad kaip tipo kalbu prieš auditoriją, jis žiauriai pasikeičia ir atrodo, kad matosi, kad tipo, aš jaudinuosi, nors aš niekada tipo, netrodo, kad jaudinčiausi. Tiesiog yra kažkoks balso dalykėlis, kur pas mane asmeniškai pasikeičia. Tai nežinau, kaip tai suvaldyti. Galbūt čia su metais toksai dalykas ateina, kaip pripranti tiesiog kalbėti ir bendrauti, o galbūt ir su, nežinau, šiaip nepažįstamais kalbėti irgi nekyla kažkokia baimė iki tol, kol, nežinau, galbūt tas žmogus yra kažkokia, tipo, nežinau. Kaip būna nejauku, būna nejauku, bet irgi tu nebijai to nejaukumo, tiesiog būna nejaukus pokalbis, bet nebijai tavo pradėti diskusiją ten pokalbį. Okay. O tai yra? Aš irgi ne, bet yra, kaip sakai, kad tipo, tos scenos baimės, bet ar esi kalbėjus ten, pavyzdžiui, prieš daug žmonių? Pavyzdžiui, pilna salė žmonių. Ir ar esi kalbėjus prieš pilną salę žmonių? Esu kalbėjusi ir viskas su tuo pas mane yra gerai, tik vėlgi, tas balsas atrodo, kad kažkodėl pas mane išduoda, nors tarkim mano elgesys, arba kaip aš pati, nežinau, iš savo kūno kalbos, tipo, atrodau visiškai, tipo, nėra jokio jaudulio ar kažko tokio, bet tik tai tas balsas, toksai dalykėlis atsitinka. Bet šiaip nėra, kad bijočiau auditorijos. Tai aš irgi neturiu tos baimės, bet pirmą kartą, kai jau įstojau į universitetą, turėjau, pirmais metais turėjau pasiėmus savirišką ir improvizaciją kaip A dalyką. Ir mum egzaminas buvo, kad turėjom viešai, susikūrėm kalbą, turėjom viešai pasakyti tą kalbą ir plus kažkokį tai kūrinį ar poemą ar dar kažką. Tai pirmą kartą, nežinau kodėl, galbūt, kad aplinka kitokia, nes aš mokyklai vesdavau renginius ir buvau galbūt šiek tiek pripratus prie mokinių, o ten buvo absoliučiai žmonės, kurių aš visiškai nepažinojau ir pirmą kartą pajutau tokią guzę, tokią gerkliai, bet pirmą kartą tai buvo, kol neįsivažiavo mano kalba. Paskui, kai jau įsivažiavau, tai tada viskas baigėsi ir jaudulys ir viskas. Tai jo. Tai va, tęsame diskusiją, turime dar vieną pašnekovę. Jinai dėja nėra menų fakulteto studentė, jos vardas Kyra. Ir... tai jinai bijo nedaug, šiaip tai scenos baimės tikrai neturi, aš nenoriu žiūrėti šnekėti. Gal turi kokių pati paminėjimų? Ne.
Taigi, teko atsisveikinti su svečiais, tęsime toliau mūsų podcastą. Tai visi, manau, bendrai galim nutarti, kad kažkokios baimės kalbėti su naujais žmonėm neturim. Aš irgi asmeniškai visiškai neturiu tokio kažkokio kaip dalyko. Ir jo, bet tada dar kyla klausimas, kodėl mes nepažįstam, nebendraujam su kitų kursų studentais, su kitų studijų programų studentais, nes irgi atrodo, bijom gal užmegzti kažkokį ryšį, nes ten ar vyresni, ar tiesiog nebendravę. Tai kaip galvoju, kodėl tipo šitas dalykas yra? Nes asmeniškai tai nežinau. Tai aš tai galvoju, kad susijėjimo trūkumas. Ja. Kad mes vieni kitus ten prasilenkiam tik tai, kai, pavyzdžiui, paskaitos būna... Bet irgi žiūri retai. Žiūri retai būna visiems, kad visiems būtų vienam fakultete viskas. Tai ir tų galbūt tų renginių kažkokių bendrų nelabai yra. Jeigu taip plačiau kalbant apie galbūt kitų, nežinau, studijų studentus ir kodėl, tarkim, negali bendrauti su jais, atrodo, kad tų ir, nežinau, paskaitų trūkumas yra, nes pavyzdžiui, kiek žinau, anksčiau A dalykai nebūdavo nuotoliniai. Ir tu galėdavai bendrauti su kažkuo iš A dalyko ir, tarkim, tas žmogus studijuoja visiškai, nežinau, nesusijusi dalyką iš savo ten fakulteto ir tokiu būdu tu užmesgi tą ryšį, nes vis tiek sėdi bendroje auditorijoje, sėdi gyvai, o tuo tarpu, kaip tau yra A dalyko, nežinau, visi ten atsiskaitimai ir šiaip paskaitos nuotolinio, tai to ir bendravimo tikrai per tą kompiuterį nevyksta. Bet šiaip dabar vėl pamažu grįžta į kontaktinius A dalykus. Nes dėl karantino buvo padaryti jo. Tai va, šiaip, tada, grįžtant prie mūsų spooky dooky Halloween, dar tokia yra tema, mes turime, šiaip daug mokėmės kūrybininkai mes apie kiną. Ir pastebėjau niekur nelabai daug kalbėjom apie siaubo žanrą. Nu tikrai, toksai... Bet tikrai minėjo, jeigu neklysiu. Tai jo, mes kažkiek praėjom, bet va nelabai. Tai va apie tą siaubo žanrą, kaip ar žiūrit siaubekus, pavyzdžiui, ar tokia labiau romantinės komedijos? Aš tai šiaip siaubekus žiūriu, bet dažniau žiūriu... Romantinės komedijos. Ne, kriminalinius detektyvus, ten visokiausius. Trilerius. Ir dokumentikos. Aš tai šiaip esu siaubo filmų gerbėja, tikrai, šiaip in general visų filmų gerbėja esu. Tai geras filmas yra geras filmas. Taip, va būtent, bet siaubo filmai tikrai pas mane užima tą top, nežinau, į top 3 įeina kaip mėgstamiausias toks žanras. Tai galbūt jie labiau skiriasi negu, nežinau, tarkim, ten kažkokio komercinio kino, kur yra, tarkim, nežinau, statoma kažkokia ten trilogija siaubo filmų, nes, tarkim, dažnai būna taip, tai pas mane bent jau yra toksai pasirinkimas, nežinau, tarkim, psichologinis siaubas. Žiauriai kėti, labai patinka. Tai tie man žiauriai patinka, net ir tokie old schooliniai slasher, tie filmai vadinasi, tai žiauriai nice yra. Jo, man tai, aš tai turbūt į pirmą vietą siaubekus dedu, aš esu žiauriai fan. Tai tikiuosi relėtinat, bet jo, aš turiu net visą sąrašą, reitinguoju siaubo filmus, man labai patinka ir jo, kaip jums šiaip Halloweenas kaip šventė, nes man asmeniškai irgi, kai aš siaubekų mylėtojas, tai man žiauriai fan. Ar jums tai yra labiau vėlinės, labiau tokia ramuma, ar jums labiau toksai, kas būsi per Halloweeną? Atsakymas girtas. Man atrodo, kad aš esu tas antras variantas. Oi, tie studentai. Taip. Ne, bet man atrodo, kad taip iš viso yra su galbūt jaunąja karta, kad mes vis pradedam kažkaip pasikviesti tą Halloweeną į savo namus ir nebūti ten visiškai tokie, čia yra ramybės metas ir dabar mes susikaupsime. Aišku, ir to reikia tikrai tam paminėti kažką, bet vis dažniau pasikviečiam į save tą Halloweeno šventę. Aš tai kartais net pagalvoju, kaip sakai, kad vis dažniau pasikviečiam tą Halloweeną patį, bet man atrodo, kad tokia net galbūt baimė kirba, kad bus kažkaip užmirštas tas ramybės metas. Kad
Jo, nu toksai labai... Sunku suderinti, jo. Jo, mūsų kultūrai labai antonimas. Va, pavyzdžiui, Meksikoje, turbūt daug kas žino, kad ten yra žiauriai šventė, švęsti, minėti ir čia yra jų toksai kertinis dalykas. O pas mus šiaip yra labai ramu, labai toksai tyliai, ramiai, nieko, o Helovynas toks žiauriai vakarėlis. Tai jo, tai gal kertasi su mūsų tradicija, bet aš irgi labai džiaugiuosi, kad mes daugiau matome to Helovyno parduotuvėse, restoranuose, renginiai, eventai visokie vyksta, tai tas yra žiauriai kietai. Taip, iš kūrybinių industrijų pusios, kad vyksta eventai, kurie yra susijęs su Helovynu, tai yra dar vienas toksai, nežinau, nauja atsidariusi sfera, kur tu gali kažką patyrinėti, kažką sužinoti ir introducinti plačiai auditorijai. Šiais metais žiauriai daug tų siaubo parkų buvo. Šiaip buvo gal kažkuria? Nebuvau. Ne, Aš buvau praeitais metais, bet šiais metais tikrai daug. Praeitais metais buvo 3 ar 2, man atrodo. Dabar ten belia kiek, bet visur. Jo, dar kalbant apie Helovyną, tai pasiklausiam mūsų administracijos, ar jie švenčia šitą šventę. Tai šiaip tai, tiek visi pasakė, kad nemini nei biškio. Sakė, kad, pavyzdžiui, mūsų studijų referentai, tai įdomu matyti, kaip viskas pasikeičia, kaip restoranuose viskas darosi, bet atkreipia dėmesį, kad vyresnė karta, čia ne jų dalykas. Taip. Jau ir minėjome mes prieš tai, kad galbūt jaunesnė karta labiau pasikviečia tą Helovyną, o tuo tarpu vyresniai kartai galbūt dar vis tiek tai yra labiau asocijuojasi šitas laikotarpis su tokio ramybės metu ir nežinau. Tokiais visais dalykais, bet jaunoji karta, man atrodo, su metais tikrai vis dažnės tas populiarumas Helovyno, tai looking forward. Jum čia nešalta? Nežinau, tipo, kaip ir... Dieve, kaip tamsu, oh my god, kas čia buvo, wait, turiu flashlightą, va. Spooky.